Sveiki gyvi, mėlyjeji Alko klausytojai ir žiūrovai, Audrys Antanaitis, Arūnas Artanavičius, Taujėnai ir pasaulio lietuvių bendruomenės kraštų atstovų suvažiavimas. Dar vienas pokalbis su atstovė šalies tolimos, paslaptingos, neįtikėtinai gražios, užsimetusios arba pasimetusios vandenyno platybėse Islandija. Taigi mes sveikinsimės su Rasa Vareikienė, Islandijos lietuvių bendruomenės nare ir Islandijos lituanistinės mokyklos vadove. Labadiena, Rasa. Ne vadove, mokytoja. Mokytoja, na, bet aš truputėlį paaukštinau, nes žinau, kad vis tiek tamsta būsi vadovė kažkada. Taip, Islandija. Pirmiausiai, Rasa, kaip atsiradote Islandijoje? Kaip ir dauguma Islandijos moteriškių, tai vyrai atsivežė. Vyrai, o kaip jūs susipažinot su Islandu? Jisai lietuvis. Jisai lietuvis? Jisai lietuvis. Tai du lietuviai susipažino Lietuvoje. Bet jis jau gyveno Islandijoje. Jis jau gyveno Islandijoje. Jau gyveno Islandijoje. O kaip jūsų vyras atsirado Islandijoje? Jis išvažiavo su šeima. Išvažiavo su šeima, jisai ten pradėjo dirbti ir po metų darbo grįžo visai vasarai atostogų. Ir sutiko jūs? Ir mes susitikom. Ir kiek metų jūs jau gyvenate Islandijoje? Gyvenu 8 metus, 9 metai kitais metais, o jo, ir mes taip. Tai, Rasa, pradėkime nuo pačios Islandijos. Ar jums lengva buvo pritapti kaip lietuviai Islandijoje? Ar labai skirtingi kraštai Islandija ir Lietuva? Na, žinot, man tai nusišypsojo laimė Islandijoje būti, bet dauguma lietuvių vis dėlto ten nėra buvę, nes toli. Brangu, bijo tenai važiuoti, kokią Latviją lengviau nuvažiuoti. Islandija iki šiol lieka paslaptinga šalis. Kokia tai šalis? Jums kokia jinai buvo? Man tai stebuklinga šalis. Ir man tai tas pirmas pojūtis, kai aš pirmą kartą nuvažiavau. Tai ką jūs pajutote, ką jūs pamatėte? Man ten buvo namai. Iš karto? Iš karto. Kai jau mes važiavom iš oro uosto, aš jaučiausi kaip sava. Neįtikėtina. Nors ten 60 km nuo Reikjaviko yra lava. Ten kaip mėnulio peizažas. Taip, ir mano vyras sakė, čia mes neturim jokių medžių, čia visur vien tik tai kalnai ir lavos laukai. Bet mes pravažiavom tuos pirmus lavos laukus, nuvažiavom į Reikjaviką. Nu ir ką, yra tų medžių, yra miškelių ir vienas Islandų yra pokštas, kad jei pasiklydi miške, atsistok. Čia yra iš tikrųjų nuostabus pokštas, ne Islandijai. Bet beje, sostinė iš tikrųjų yra neįtikėtinai žalia, bet visoje Islandijoje tai tų medžių kaip ir nėra, peizažas visai kitoks. Taip, peizažas yra kitoks, bet yra miškelių. Šiek tiek vis tiek. Tikrai yra? Taip, turime. Na, gerai, patikėsiu jums. Turime tikrai. Ypač stebuklingas yra vasaros laikas, kada pradeda žydėti lubinai. O lubinai žydi per visus laukus. Tai kažkoks stebuklingas metas. O namai, tai jums dėl to, kad gamta jums priimtina, ar žmonės, ar iš tikrųjų tai yra toks neįtikėtinas jaukumas Islandijoje. Bet man, o jums? Man tai gamta. Gamta. Kalnai. Aš dievinu kalnus. Aš nuo pat mažumės sakiau, kad ir kaip keistai tai skambėtų, bet mano žodžiai buvo, kad aš negyvensiu Lietuvoje. Jau nuo pat vaikystės. Ir vienais metais išvažiavau mėnesių į Slovakiją. Ir po to Slovakijos, po mėnesio buvimo ten, aš pasakiau, kad aš noriu gyventi ten, kur yra kalnai. Ir mano svajonės kažkaip pildosi. Pildosi, tai yra nuostabu. Kokie Islandai yra žmonės? Vis tiek, kai pagalvokime, labai nedidukė tauta, keli šimtai tūkstančių viso labo gyventojų, kurie gyvena atsiskyrę. Vis dėlto sala yra platybėse okeano, tie kontaktai nėra tokie turbūt intensyvūs, kaip gyvenant kur nors Prancūzijoje, prancūzų ar vokiečių. Gali pykšt kitą dieną jau būti Prancūzijoje, ne? O čia tai ne. Kokie jie yra? Tas uždarumas neformavo tam tikrų būdo savybių? Jie ramus, per daug atsipalaidavę. Per daug atsipalaidavę? Taip, į darbus, pavyzdžiui, jie labai ilgai užtrunka, kol padaro savo darbus. Jeigu mums reikia greitai čia ir dabar, pas juos to niekada nebus. Jie pamiršta, dar jiems reikia priminti,
Tasme, nėra jokio tokio streso visiškai. O jums, kaip jūs vis tiek lietuviai ir aš dar žiūrėdamas į jūs jaučiu, kad jūs dar tokia temperamentinga lietuvė, tai jums nesunku su tokiais ramiais islandais. Ne, aš dirbu su vaikais, islandų vaikais, o jie pilni energijos, turbūt per daug cukraus gauna. Tikrai su jais yra kas veikti, vaikai yra visiškai atsipalaidavę, jie yra nevaržomi ir reikia juos kažkaip pat. Ir sutramdot? Sutramdom. Šiaip ne taip, bet sutramdom. O ypač po savaitgalio, tai mums būna iššūkiai. Kokie? Jie dar labiau atsipalaidavę? Jie dar labiau atsipalaidavę ir tada jaučia, taip pat dar penktadienis. Penktadienis iššūkių metas taip pat, nes jie jaučia, kad atsipalaiduos. Savaitgalis, taip. Aha. O dabar grįžtant jau arba einant prie lietuvių, tai, sakykime, galbūt niekas tiksliai ir negali suskaičiuoti, bet koks 1000 lietuvių Islandijoje yra, ne? 1,5 tūkstančio. Jie gyvena daugiausiai sostinėje? Sostinėje, Keflavikė. Taip. Ir jie yra... Po truputėlį įsibarstė, bet iš tikrųjų Islandija tai yra vienas didelis miestas, keli tokie miesteliai, net ir Lietuvos mastu nedideli ir vienkiemiai, ar ne? Teisingai aš įsivaizduoju? Taip. Ir pagrinde viskas išsidėstė yra aplink salą. Niekas negyvena salos vidury. Nes tenai ledynai arba... Nepravažiuojami kalnai, žodžiu, ten gyvybės... O ko lietuviai užsiima tenai? Žuvų fabrikai, viešbučiai, daug viešbučiuose dirba žmonių. Tai gal tokie pagrindiniai. O sunku ar lengva susirasti, tarkime, darbą Islandijoje? Pagalvokime vieną dalyką, islandų kalba tai yra atskira kalba. Tai reikia ją mokėti dar? Taip, bet jeigu tu moki anglų kalbą, tai tu ten realiai neprapulsi. Bet reikalauja jie mokėti islandų? Ne visur. Tu gali mokėti anglų kalbą, jeigu tu dirbsi žuvies sferoje arba viešbučių sferoje, tu gali mokėti anglų kalbą. Bet jeigu nori jau geresnio darbo, tai jau būtinai. Dirbti su žmonėm, tai jau islandų kalba. Šiaip tai aš sunkiai įsivaizduoju, kad viešbutį dirbdamas gali nemokėti islandų. Pavyzdžiui, atvažiuos islandas iš Šiaurės Islandijos ir Reikjaviką ir sakys, aš noriu apsigyventi, o tu sakysi, aš nemoku islandiškai, kalbėk angliškai. Ne, islandai, jie kalba. Jie kalba angliškai? Jie kalba angliškai, taip. Jie kalba angliškai. Aišku, jeigu tu prabili islandų kalbą tam senam žmogeliui, labai gerai. Islandai, kiek aš žinau, neįtikėtinai didžiuojasi savo istoriją. Jie saugo savo bažnyčias, jie savo didvyrius, ten vikingus neįtikėtinai mini prieš pagrindinę Reikjaviko bažnyčią. Amerikos atradėjo, berods tenai paminklas yra, paminklas jam. Ir nepanašu šiandien jums su Lietuva. Mes lietuviai irgi labai didžiuojamės savo istoriją. Panašu šiek tiek. Panašu? Bet islandai ko gero dar labiau. Dar labiau, ypač dabar, kai buvo futbolo čempionatas. Taip, o gal buvote Islandijoje tuo metu, kai jie grįžo? Dalinai taip. Nebuvau, kai jie grįžo, bet matėte ir žinot? Taip. Tai, kaip islandai tenai šaukė? Jie pasistatė lauke didelius ekranus ir būrėsi į būrius, šaukė, rėkavo, palaikė savo komandas. Tikrai šaunuoliai. Jie labai didžiuojasi tuo, ką patyrė islandai, kaip dalyvavo, nes jie vis tiek maža šalis, 300 000 žmonių. Pusė Vilniaus. Tik tai. Taip. Ir iš tikrųjų, kaip islandai jaučiasi gyvendami saloje. Žinau vieną dalyką, kad ten automobilių vagysčių nėra, nes automobilio niekur nepadėsi. Bet žinokit, buvo atveju. Buvo, kad pavogė automobilį? Kur jį padėjo? Mano draugė sakė, važiuoju, atėjau, žiūriu, automobilio nėra. Išėjo, važiuoja su kita mašina. Žiūrėk, mano automobilis gatvėj. Važiuoja. Važiuoja? Galvoju, gal neatsimeni, kur paliko? Ne, važiuoja, mano automobilis gatvėj. Tai, bet jis surado paskui? Kas pavogė? Nežinau. Neišsiaiškinam to. Neišsiaiškinam? Tiesiog rado gatvėje ir viskas paliko? Ne, tiesiog mato, žiūri, mano mašina važiuoja. Aha. Na nieko savo, bet nusikalstamumo, girdėjau, Islandijoje kalėjimų nėra.
Kalėjimas yra. Yra vienas kalėjimas, ar ne? Tai vis dėlto kažkokių ten Šiek tiek yra. šiek tiek blogų žmonių, ar ne? Bet negalim sakyti, kad tai vien užsieniečiai. Patys islandai taip pat nėra angelai. Tai, aš galvoju, kad angelai vis dėlto tokie atsipalaidavę, bet vis dėlto matyti, kiekvienai tautai galioja tas principas, kad 20 lito, 60 vidutinių ir 20 vis dėlto būna tokių liumpenizuotų. Turbūt ir bedarbystė yra, ir alkoholikų yra, ir narkomanų yra, ar ne? Taip, Bet šiaip tai saugi šalis, taip, labai. bet brangi labai šalis. O, taip. Bet yra, kas nori sugeba gyventi ir pigiau. Prekybos tinklas, kuriame kainos panašiai kaip Lietuvoje. Našau tik tai pavadinimą, ten kur paršiukas. Kur paršiukas bonusas. Bonusas. Bonusas teisingai yra. Ne? Taip, kad galima gyventi. Ar lietuvių daugėja Islandijoje, ar ne? Ir ar lietuvių bendruomenė, aktyvi? Tai bet turbūt jinai renkasi ir veikia daugiausiai Reikjavike, ne? Pagrindė mes renkamės taip, Reikjavike. Kitur paskiri tik tai žmonės. O dažnai renkatės, ką jūs, kokias šventes minite, ar kokios tradicijos jau susiformavo? Mes švenčiame visas lietuvių tradicinės šventes. Tai čia jų labai daug yra. Stengiamės paminėti. Tada šiais metais tėvelių iniciatyva buvo surengta Cepelinų diena. Tuo labai džiaugiamės ir tai mums pasiteisino. Ten bulvių yra? Yra bulvių. Tokių, iš kurių galim cepelinus suvirti? Yra, bet sunku atrasti, bet yra. Yra. Pavyko, tai tas žmonės sutelkė irgi, nes skrandis yra labai svarbu. O ar daugėjo lietuvių ar ne? Nepasakyčiau. Ar tas skaičius stabilizavosi daugiau mažiau? Jisai stabilus daug maž. Tai vis dėlto imigracijos į Islandiją, kaip aš suprantu, nėra, yra daugiausiai vis dėlto tokie, meilės tremtiniai. Meilės tremtiniai daugiausiai. Daugiausiai, ar ne? Ir tai ne vien tik tai lietuvių tarpe. Ne, aš suprantu. O sunku, tarkime, Islandijoje apsigyventi, juk tai nėra ES šalis. Ir ar lengvai Islandai įsileidžia? Ir iš trečiųjų šalių daug Islandijoje jau yra kokios nors problemos su tuo susijusios? Tiesiai šviesiai, sakykit, ar yra iš trečiųjų šalių, tai aš suprantat, ką aš turiu omenyje? Anksčiau buvo lengviau iš tikrųjų atkeliauti į Islandiją, įsidarbinti, nereikėjo tiek daug popierizmų visų. Dabar prasidėjo popierizmai. Reikia būtinai turėti darbą, tada turi gauti tą, kaip sako, kenitalą, asmens tapatybę, patvirtinamą dokumentą, kad tu galėtum dirbti tenai. Nes be šito dokumento tu negausi darbą arba jį gausi sunkiai. Taip, kad taip, tie, kurie atvyksta dabar, tiem yra žymiai sunkiau, sudėtingesnės sąlygos. Bet gal čia nieko blogo? Iš esmės, tai aš norėčiau, kad ir Lietuvoje taip pat būtų, nes jeigu pas mus užplūs prieglobsčio ir pašalpų prašytojai, tai mes nebūsim labai laimingi. Ar ne? Vienam iš pokalbių mes kalbėjom apie tai, kad gali į šalį atvažiuoti tada, kada su Australija. Jeigu atvažiuoji į Australiją, turi 2 metus atidirbti. Nori, nenori, bet turi dirbti. Ten, kur tave nusiunčia. Ir tai yra labai gera taisyklė. Paskutinis klausimas, Rasa. Bent jau, kai aš buvau Islandijoje, buvo baltosios naktys, bet jos iš tikrai buvo baltos. Ir aš 3 valandą nakties savo ramiai galėjau knygą skaityti. Tokių baltų, tarkim, Peterburgė ar kitur aš nemačiau. Jums nebūna sunku ne baltųjų naktų, bet juodųjų naktų metu. Nejaučiate depresijos kokios nors? Aš ne, todėl kad yra pilna veiklos. Bet tamsu nuo ryto iki vakaro. Tamsu nuo ryto iki vakaro, taip. Bet kažkaip per tiek metų tu pripranti. Man gal dabar sunkiau yra... Taip. Sunkiau yra vasara, negu ištverti žiemą. O kodėl sunkiau vasara? Tai tos baltosios naktis? Yra baltosios naktis. Yra vaikai, aš turiu vaikų. Taip. Ir jie sako, mama, kodėl aš turiu eiti miegoti? Pažiūrėjau pro langą, saulė šviečia. O anksčiausiai ryte 5 ryto, mama, kelkis, jau laikas. Ir iš tikrųjų vasarą jums labai sunku išaiškinti, kad 5 valandą yra, arba kad 10 valandą yra jau vakaras, ne? Taip. O žiemą jums sunku išaiškinti, kad 5 valandą yra naktis?
kad 5, kad 6, 7 jau reikia vaikelį kelkis. Jau laikas eiti darželį. Ir visą laiką, taip naktis. Bet Islandija apšviesta, tada būna... Apšviesta, ten labai daug šviesos. Ir ypač tas kalėdų metas, tas visas periodas, jie labai pasipuošia. Išnaudoja labai daug šviesų languose, gatvėse. Taip kad tokios visiškai tamsos mes neturime. Gerai. Ta tokia šiluma tą gaunam iš lempučių, žvakių, labai daug naudojame žvakių ir iš bendravimo. Taip, tada rengiame visokius mezgimo vakarus, siuvimo, žodžiu, išnaudojam vakarus būnant kartu. O jau visai paskutinis, daug turistų lietuvių atvažiuoja į Islandiją? Daugėja, bet kad labai būtų daug, aš negaliu to pasakyti. Turbūt labai daug ir nebus. Vis dėlto ir brangumas, ir atstumas. Taip. Kągi, ačiū Rasa už šitą nuotaikingą pasikalbėjimą. Jūs irgi atsipalaidavusi, ne? Na tai man matote, aš irgi, man net stengtis nereikia. Tai sėkmės ir iki pasimatymo. Dėkui. Ir primenu, kad mes bendravome su Islandijos lietuvių bendruomenės nare Rasa Vareikienė. Audrys Antanaitis, Arūnas Artanavičius, Taujėnai, pasaulio lietuvių bendruomenės kraštų atstovų suvažiavime specialiai Alkui. Iki.